būk kas esi. Neslėpk visiškai kas esi, nebandyk apsimesti kažko, ko nesi. Imituoti kažką kitą, kažkokį kitą autoritetą. Būk savo autoritetą savo. Daryk tą, ką tu nori. Nesvarbu, ką kiti sakys, nesvarbu, ką kiti galvos. Visiškai čia turi būti paskutinė dalis, kodėl tu turėtum iš vis nedaryti kažko, nes kiti kažką pagalvos apie tai. Iš tikrųjų ir taip dilema, kad tiesiai šviesiai visiems ir P. Visiems ir P. Nesakys, kiek smažiai galbūt vaikai žiūri. Bet esmė tam, kad būk savim. Nes niekam nėra svarbu. Niekam. Dabar tu eini gatvę, ne, tarkim. Nežinau, apšik paukštis tai. Ir pažiūr du žmonės tai. Dabar minutei tas vaizdas anų galvos bus. Bet anie vis turi savo problemas, anie vis turi savo dalykus, ko jie nori daryti savo gyvenimą ir ko. Anie galvo, kad kiti jiems žiūri. Tai vietoj to, kad tu visą dieną galvotum, kad čia apie mane pagalvoja, apie mane pažiūrėjo, kažkas dabar 20 žmonių visą dieną apie mane šnekės ir juoksis ir galvos, kaip mane apšiko paukštis. Nebus taip. Jie visi mir po X. Visiškai. Anie patys galvo tą patį, kad ką kiti nepagalvotų apie mus. Tai tu išeik iš to ratą, pasiimk, atsidaryk tą lenciūgą ir išeik iš to ratą, kad nesirūpink, ką kiti galvos. Nori kažką internetą kelk, daryk savo, būk autentiškiausia tavo versija, kokį tu tik gali būti. Mylėk savi. Čia ir meilė savo leidėjams būti tuom, kuom tu esi. Tai ar tu nemyli savęs? Aš manau, kad tu myli savęs. Nes aš myliu tavi ir aš myliu savį. Ir dėl to aš tau tą sakau.